Labą dieną. Tai pagaliau, gal kam pagaliau, gal kam ne pagaliau, sulaukėm žiemos. Jo, taip, tokia dabar pas mus žiemužė, tačiau sniego yra. Tai gal kažkas laukit, gal kažkas nelabai. Aš šiaip visai kažkaip galiu pasakyti, kaip čia pasakyti, nelabai pykstu kažkodėl, tai kad pas mus pasnigo. Kažkaip visai smagu. Tas laikotarpis iki naujų metų, iki kalėdų yra labai fainas, kad smagu, kad pasnigtų, geriau negu plers. Tai jo, tai turėjom ir to minusiuko, jau kiek čia pas mus buvo, gal -5 ar -4, kažkas tokio. Tai jau buvo pašalę biškelį ir žemė, ir aikštelė, bet labai džiaugiuosi, kad pravažiavau su akėčiom, įsipureno ir viskas, aikštė, karočią vėl, imk ir jo, gal net geriau buvo iš tikrųjų, bet aš tą dieną nejojau. Tiesiog sutvarkiau aikštę. Nu jo, bet tai visai būna. O šiandien jau jinai biškelį ūsai užsutė, kaip pasakyti, ne pliurzė, bet tokia minkšta jau jinai, nes sniegas dar vis tiek laikosi ir panašiai, bet dirbt galim. Tai mes šiandien taip ir padarysim. Tai aš padirbau su Baltija, tai tiesiog pavaikiau, nes su Baltija paskutiniu metu gan dažnai daug jojama. Jeigu išeiginė, tai išeiginė, bet tada vis tiek ją kažkas joja ar aš. Tai sakau, labai senai vaikiau arklį, tikrai labai senai. Tai šiandien sugalvojau, kad tada aš nejosiu, o geriau ją pavaikysiu. Prasibėgo jinai vieną, žiūriai gerai dirbo arklį, žodžiu. Taip. Ir rytoj bus išeiginė vėl. Taip susidėliojo mūsų tvarkaraštis, kad rytoj dar jį išeiginė. Tai va, visai smagu, vakar turėjo, tada šiandien padirbo ir rytoj vėl išeiginė. Ir tada 4 dienas iš eilės bus į darbus. Taip ir gaunasi. O mūsų titniukas, tai čiagi dėl titniuko, viskas tada, šitas video. Taip. Mūsų titniukas grįžo iš biuletenio. Taip vadinamo. Jo jau ta kojytė gan gerai susitvarkė, jau čia praėjo mėnuo gal kažkur, tai jau nuo tų visų pirmų atsitikimų. Tai va, tai jisai ir gyveno ir garde per tą laiką, kai negalėjo eiti pliurzę. Tada aptvėrėm jam tą levadytę, kad nebūtų pliurzei, žodžiu, visai. Ir jisai jau kokias 3 dienas, jau jisai vaikosi su pertraukėlėm, su išeiginėm, bet mes jau jį vaikom. Tai šiandien irgi jam dar vis tiek priklauso vaikymas, dar aš kokią savaitę jau jį pavaikysiu, kad biškiai jisai prasidintų. Priklauso vaikymas, bet šiandien aš eisiu dar į to pačiu biškelį pavadėliosiu ir su balneliu dar. Tai va taip. Tai toks kaip ir biškiai jau pradedam dėti šmutkės, pabiškiai ant jo, bet dar per daug nesu. Tai žodžiu, aš einu, išsivedu titnagą ir, manęs jau žiūrėkit, vienas laukia, sako košės, nėra košės. Tai einu, išsivedu titnagą ir eisim mes į šukuot. Baltijos virvė vietoj. Jo, čia jeigu girdisi pas mus visokių garsų. Tai va, mūsų titnagas pagaliau pasveiko. Ir šitas žirgas, nuostabusis meška, pagaliau gali eiti dirbti. Man netrinktaus iš kasų. Jo, tai aš jį greitai prasišukuoju. Ir varys, nes jie šiaip nėra, kad pliurziai labai būtų. Biški, kadangi snigo naktį, tai biški jos apsnigo, tai biški gnoki, bet apačioj kailiukas tikrinu ir pas Baltiją ir pas titnagą, tai sausis. Tai reiškia labai gerai viskas. Šilumytė gerai laiko. Ir ta drėgmė, dabar kiek va prašukuoju, tai jo, biški gal lauką suguldau, bet šiaip tai va. Gerai,
Sitniauską greitai. Tai labai ten kažkoks pulinys. Jeigu kaip pasakojau kažkada, tai jam pasirodo buvo pulinys ir tiesiog jisai išėjo nedėkingoje vietoje. Ir labai nesmagiai. Aišku, puliniai niekada neatsiranda dėkingose vietose ir išeina. Kartais būna išeina tai visai geroje vietoje pro kai kurie. Bet čia, kaip sakoma, nelabai gali pats nuspręs, pro kur išeis. Tai va, ir taip gavosi. Bet nieko tokio, pas mus titnagas jisai toks laisvalaikis, tai jam galima taip lengvai, bet labai jautėsi, kad jisai nedirbęs. Aš tą pirmą dieną, kai įsivedžiau pavaikyti, ten kažkokios nesąmonės buvo, kažkoks išprotėjimas. Bet va jaučiasi, pavyzdžiui, jis vis tiek stovėjo lauke ir panašiai, bet kai eit dirbti, tai tada kaip koks velniukas jisai buvo. Taip, titniau, taip, kutinėlė. Ką, ir bandam pasibalnoti. Tai čia yra, kaip čia pasakyti, važnyčiotojų šiaip, su Košiakrevič-Davytė. Čia šiaip yra tas vadinamas važnyčiotojų balnelis, bet jis žiauriai geras. Nes kur turiu aš tą, tai jisai kažkoks keistuolis. O šitas labai fainas. Tai čia yra ir didesni žiedai, telpa šitie mano tas kordas, tos vadelės telpa pro jį pralys. Nes šiaip tai kur mano buvo tas, kažkokia tai nesąmonė, net neprakišau šitų vadelių, tai labai nepatogu. Tai mes dabar gan ilgai dirbam su šituo balneliu, tiek Baltijai, tiek titnagui. Aišku, jeigu nori, gali prikabinti arklį prie vežimėlio ir važiuoti, bet jie nei vienas nevažiuoja. Tai nieks jų nekabina. Bandėm kažkada Baltiją vieną kartą, nesėkmingai. Tai tą dieną jos vežimėlio karjera prasidėjo ir ten ir pasibaigė. Ja, biškai ten mes veilinam, bet ką būna, nieks nenukentėjo, visi gyvi sveiki. O, gerai, titnagai. Biškai. Po pertraukos. Aš žinau, kaip bus dabar balnelis yra viena. Bet būna titnagas po pertraukos. Biškai ožiukus pamėto balnai. Jis primykta vėl per naują. Jau atpratęs gal. Tai va nežinau, kol kas kaip čia šiandien bus su šituo, bet kai manau uždėsiu vėl balną, tai aš ir planuoju. Pas mane, kadangi jisai toksai biškelį, jisai kaip ir nėra, kad pamiršta, žinai, ten viską ir panašiai, nes būna kartais po pertrauką su jo jojimas net būna geresnis, to, kad jie biškį apsivirškino jam kažkas tenais ir jisai vėl nebedaro jokių bairių. Žodžiu. Tai va, bet tas va įnėjimas į tą darbą, tie pirmi pasivaikymai ir panašiai, ir aš dėl to, jei būna ilgiau pasivaikų, kad ten biškeliai vėl į galvą viskas ateitų, tai taupant tiek mano sveikatą, tiek jo sveikatą. Nes gali sėsti ant arklio, ilgai nejoto. Bet pavojinga, tai aš geriau pasivaikų, jis jau žino, kad jau reikia įti dirbti, jau kad jisai dirba vėl, tai tada būna mažiau nesąmonių ir tas darbas toksai tikslingesnis. Tai čia žudytis, ne? Tai aš irgi taip sakau. Taip. Gerai. Tinėlė. Sėdėsim žąslus. Oi, plauk, aš pirštinės nusiėmu. Nepataugu labai. Taip. Tai va, tai šiandien jisai 3 dienas buvo vaikytas paprastai. Ir dabar vėl mes jį pradedu dėti kažką tai ant jo. Tai va, vėl pirmas darbas yra dėti balnelį pas mus. Dar čia pamiršti, aišku, kad reikia žąslus dėtis, bet tai nieko tokio. Priprasi vėl. Tai va, tai. Žinau, kačiukai nepatinka. Niekam nepatinka. Žinau. Bet tu biškį
būna momentais tempi, kur nereikia, tai man, žinok, patogiau taip. Būti su žaslai. Turi ir jisai savo kliurkų visokių, bet jisai nepiktybinis. Dar maikė. O, mažyti, man. Tai va, tai dabar, kadangi... Ačiū, meškas. Tai dabar, kadangi yra 4 diena, taip kai būna, šiaip po pertraukos, ten, žinai, kokių savaitėlę, kokį išeiginių ir panašiai, tai dažniausiai būna, aš pasidarau kažkur 2 dienas pavaikų paprastai, tada 3 dieną einam su vadelėm pasivaikštom, pasivaikom, su balneliu tuo pačiu ir tada jau 4 dieną, arba 3 būna kartais sutrumpinu 1 dieną, tada jau 3 aš einu jot. Tai dabar pagal viską, šiaip turėčiau kitą kartą jot, bet tikriausiai dar kitą kartą aš jį pavaikysiu, nes turim kur jot, tai čia, kaip sakom, mums nedega. Tai kitą kartą aš jį dar pavaikysiu ir va, irgi taip pat su balneliu ir tada arba su balnu vaikysiu, kad vėl priprastų jisai prie balno. Ir, žinau, kačiukai, žinau. Ir tada jau eisim, kaip sakoma, kažkada joti. Taip. Žiūrėsim, kas bus. Tikiuosi, nemirsiu kažkada taip. Nu, lyg tave kažkas puola. Jau mūsų tikrai nebėra taip, ne. Prašom nevaidint. Jau mūsų tai tikrai nebėra. Nu, va, ir aš tokį dabar dalyką jam padarau. Nes biški tampos ir kad nereikėtų ant vieno žaslo, va, tai čia kabintai. Patogiau biškelį. Visą galvą tada jo suka. O, ir vaikių baltija, ir mano virvė. Jų. Bet dabar reikia būtinai pirštinių. Miega jisai. Pažiūrėkit jisai. Miega jisai. O, tai mano darbininkas. Sakau, laukinis arklys, po nedarbo. Matėsi, koks jisai laukinukas. Huliganiukas. Labai iš jo laukinukas matosi, kol aikštelė nenueina. Na, jis aikštelėn, tai jisai pradės jau pajudės biškį. Kol dar tai. Viskas, einam katytė. Einam katytė.
Tai va, puikus užpakalis. Eidam dabar. Čia patogu jo levadytė iš karto. Va, per sniegutį. Čia pašalė dar biškelį. O čia neblogai. Einam titniu. Ir va, pabiškiai apeisim keletą ratų, kol jisai atsikvėpos. Bet tuo pačiu jisai ir prisimins, ką reiškia, kai už jo vaikšto kažkas. Einam. Na, pasikeitėm pusę. Tai labai faina, kad galima, pažiūrėjau, sustojimus. Pasimokai tuo pačiu. Ai, Vincis šiandien tai jisai vaidina eržilą. Na, galima toliau vėl sustojimą. Šaunuolį. Eina. Tai va, tuo pačiu. Ja, aš šneku, tai jisai pripratęs, kad aš nešneku niekada. Jeigu pradeda šnekėti, tada jisai stabdo. Nu, žodžiu. Oi. Na ir dabar eina kur nori, nes aš nevaldau normaliai. Nu va, titnagas irgi padirbo. Taip, labai gerai dirbai. Labai aš irgi tau. Apvilktas viskas, eina ilsėtis. Ir aš einu užvirsiu virdulį tenais. Matot, nebėra maišų. Wow. Užvirsiu virdulį ir palauksit biškį, kol užvirs ir tada košės šiltos. Taip? Ir tu nori. Bet tai turi dar valgyti. Eikit va, Baltija visą sušilų. Dirba baisingai. Taip? Dabar eikit valgyti šienainį. O paskui gausit košytės. Nu va, tai šiandien nusprendėm taip, kad paliekam visgi arklius viduj po darbo, nes jie tikrai labai sušilę. Nu, Baltija, pagūnė tai tikrai sušils, matosi. Titnagas irgi labai sušilęs, labai storas kailis, siaubingai. Tai nusprendėm, kad paliekam mes juos viduj, pridėjau valgyti, gerti, dar gerti reiks pažiūrėti vėliau. Ir Baltį irgi gerti ir valgyti. Jau net nebekišau Baltį į šienmaišių. Labai tingiu. Tai numečiau ant žemės, pridėjau ir tegu renkas. Tai va. Tai kadangi laukia labai drėgna, o rytoj jie vis tiek norminėjami išeiginę, tai naktį pamiegos viduj, šilta gera, ir vis tiek rytoj išeis į lauką ir galės savo ten sėdėti. Tai šiandien, kad tikrai jau nieks neperpūstų ir jiem nieko neatsitiktų, tai va, kol kas sugūnė, nes jie labai tikrai ilgai džiūna. Jie šiandien išdžius apie kokias tik tai 7-8 vakarą. Tai nelauks čia jų niekas tikrai tiek, nes tikrai abu pašylo nemažai, tai paliekam taip. Tiesiog reikės vėliau bet nieko tokio. Jūs pažiūrėkit. Bitė. Bitė, žinokit, su Baltija gyvena. Bitė su Baltija gyvena. Daro slovą. Sakė, per daug gerai arkliam, miegot ant šiaudų, jinai irgi nori. O Baltijai tai nemaišo, žinokit, visiškai. Taip, matom tave. Jūs draugės abi, taip? Taip, draugės jums, patogu abiem, taip? Gerai. Tai žodžiu, tai va toks mūsų planelis vakaro, tiesiog paskui nuvilkti gūnės ir pažiūrėti, ar ger turi. Valgį turėtų turėti, nes jau pridėjau nemažai. Ar kitam. Tai taip jie viskas lieka kol kas viduj. Tai va taip va jie kol kas ir gyvena. Nes jeigu daugiau pašyla, mes jau nevedam į lauką, palieko iš juos gardę. Jeigu viskas ok, palaukiam ir jie išeina į lauką, ar su gūniam, ar be gūnių. Nu, va taip ir gyvenam. Tai va, tai gerai. Ačiū, kad buvot kartu. Pamatėt, kaipgi atrodo titnius mūsų po atėjimo iš biuletenio. Ir mes susitiks kitam video. Iki.